Sveiki, aš esu Gabija, klimato aktyvistė iš Extinction Rebellion Lietuva grupės ir šiandien susitikau su Rita ir Morgana pakalbėti apie socialinį teisingumą ir ne tik, o man kaip klimato aktyvistei šita tema yra be galo svarbi, nes klimato teisingumas yra neįmanomas be socialinio teisingumo. Ir pakviesiu savo pašnekovės trumpai prisistatyti. Rita, trumpai apie save ir ką jūs veikiate. Esu Rita Grinienė, dirbu gamtosaugos, aplinkosaugos nevyriausybinėje organizacijai Saugom gamtą, kovojam už geresnį rytoj. Šauni misija, Morgana. Aš esu Morgana, advokacijos žmogus, advokacijos specialistė šiaip visą savo gyvenimą, bet esu ir tiesiogiai dirbusi politinį darbą, tai ne tik bandžiusi paveikti sprendimų priėmimus, bet ir advokatavusi už pokyčius, bet savo gyvenime esu atsiraitojęs rankovės ir darius tą patį. Šaunu. Ir Morgana, kaip matote socialinį teisingumą savo kasdienybėje, dar labiau savo darbinėje veikloje? Kai galvoju apie socialinį teisingumą, tai pirmiausia galvoju turbūt apie vienodą startą gyvenime. Tai tikrai negalvoju apie gamtą. Galvoju apie žmones. Man socialinis reiškia žmogus ir teisingumas reiškia, kad tas žmogus turi teisę, kad turėtų turėti visi vienodą teisę gyventi, kurti, mokytis, uždirbti, ar ne, kad visi turėtų turėti panašias arba idealiai tai net tokias pačias galimybės. Ir kartais dažnai tiksliau mūsų pasaulis jau taip padarytas, kad to socialinio teisingumo pritrūkstam. Ir tai apmaudu, ir tai būti neturėtų, ir tą stengiuosi keisti. Ačiū labai už šią misiją. Rita, jums truputėlį padaptosiu klausimą, kaip socialinį teisingumą matote savo tam gamtosauginėme darbe? Norėjau truputį referuoti Morganos pasakymą, kad aš tai įterpiu į socialinį komponentą ir gamtą. Ir taip kaip ir žmonės turi vienodą startą turėti, tai mes neturėtumėm užmiršti ir gamtos šalia. Tai toks vadinamas ekocentristinis galbūt požiūris, kad gamta irgi yra svarbi, ne tik žmogaus interesai. O kalbant apie kaip mes darbe susiduriam, tai gal kartosios, praeitam pokalbį kalbėjom apie tai, kad socialinės problemos yra šaknis gamtosaugos problemų. Tai veikti gamtosaugoje šiais laikais yra neįmanoma be socialinio komponento. Tiesiog gamtosaugos problemos neišsispręs be tai išsiaiškinimo, tai kas šitas sprendimas kam turi įtakos, kas už tai gauna naudą ir kas dėl to kenčia. Tai va čia, man atrodo, yra tos trys dedamosios socialinio teisingumo. Aš papildysiu, žiūrėk, galvojam apie žmogų, bet žmogus gyvena gamtos apsuptas. Tai jeigu aš negaliu mėgautis švariu vandeniu, nes kažkas, kas, nežinau, turi gamyklą ir iš to uždirba, jį teršia, arba jaus didžiulį centrą, tai aš kaip sociumas, kaip žmogus jaučiu poveikį, nejaučiu neteisybę ir neturiu galimybės turėti to, kas man priklauso. Čia oro tarša, vandens tarša ir visi šitie dalykai. Taip, viskas yra labai tankiai susiję ir dar panagrinėsime tas sąsajas tarp klausimus, kurie slepiasi šiose spalvotose kortelėse. Ar kurį iš jūsų drįstumėt pirmoji ištraukti? Čia galiu bet kurį? Nuo pradžios reikėtų. Imam nuo viršų, tai ką čia jau traukti tada? Ar aš skaitysiu? Galite perskaityti. Tai klausimas man yra. Bet jis jau buvo, turbūt. Nes čia yra apibūdinkite savo veiklą 1-2 sakiniais. Ir kaip paaiškintumėte, kas sieja klimatą, socialinę nelygybę ir ekonomiką? Bet klimatą, socialinę nelygybę ir ekonomiką, tai galime dar panagrinėti šias 3 sferas giliau. Labai daug čia galėtų būti atsakymų, aš gal tiesiog kaip politikė daug dirbau su lyties klausimais.
Tai man turbūt klimatas, socialinė nelygybė ir ekonomika per moterų ir mergaičių prizmę yra toks, įdomesnis požiūris, kaip, žinai, tu gali pradėti nagrinėti nuo to, kad įvyksta Indijoje tsunamis ir mergaitės skęsta, nes jų nemokė plaukti. Ar ne, ir jos tiesiog žūsta. Tai yra, toks vienas tragiškiausių pavyzdžių apie nelygybę visiškai, ar ne? Todėl, kad mes, turim kažkokius stereotipus, kažką mokom, kažko nemokom, kažką skatinam, ten sportuoti daryti, ten mergaičių neskatinam. Ir apie verslą, ar ne, kad, tu gali stengtis kurti verslą, tos pačius netgi startupus, kurios kuria moterys, finansuoja mažiau. Nors, pavyzdžiui, klimato, tarsi aplinkosaugos srityje moterų, drįsčiau sakyti, kad yra daugiau. Nežinau, kaip aktyvizme, ar tu patvirtintum šitą, bet sakyčiau, kad taip, kai nuvarai gamtosaugininkų konferenciją, pasižiūri panelistus. Tai panelistai nesiskaito, ten yra vis atskirai, bus ten kita biški istorija, bet jeigu tu žiūri į kasdienybę, tai aš nežinau, Facebook paskyrų sekėjai, jeigu jūs atsidarytumėt savo organizacijų ir pažiūrėtumėt, kas jūs seka, moteris ar vyrai, ar tai būtų per pusę, tikrai nebūtų per pusę, moterų būtų tikrai daugiau. Čia panašiai yra švietime ir dar kažkur, ar ne? Tai nors tarsi sritis tokia susirūpinimo prasme, ir aš net sakyčiau, kad ir veiklumo prasme yra dominuojama moterų, bet panelistus jau kita problema, bet ir verslas, kuris kyla iš aplinkosaugos, arba nebūtinai šitas, bet apskritai mes turim duomenis, kad verslas, kurį kūrė moteris, startupas, kurį kūrė moteris, turi sunkumų pristraukti finansuotojus. Ir moteris kūrė taip pat startupus aplinkosaugos srityje ir tvarumo srityje, ir jos susiduria su sunkumais. Aš šypsausi, čia taip labai įdomiai mes turėtumėm atrodyti 3 damos atsisėdusias, feministinės, tiesa šneka, bet iš tikrųjų labai įdomiai prisiminiau, kol Morgana kalbėjai, tokį faktą, mano kolega nuogirdas girdėjo, Amerikoje vyko didžiulė gamtosauginė konferencija, kurioje vėlgi globalios krizės, biologinės įvairovės, klimato kaitos spręstas. Ir vienas iš dalykų, ką vyrai, gamtininkai įvardino kaip priežastį, kaip reikėtų su to kovoti, sakė daugiau moterų valdžioj. Nes neva empatiškesnis požiūris į gyvenimą. Tai va čia tiesiog tokia iššoko mintis, bet šiaip tai labai įdomi mes čia turėtume. Žinok, aš šiandien vedžiau paskaitą ir studentams rodžiau nuotrauką iš Conference of Parties, reiškia Jungtinių tautų suvažiavimo, Baku 24. Taip, 24 metai, ir aš jų prašiau suskaičiuoti moteris toj nuotraukoje. Ir buvo studentų, kurie sakė, bet žiūrėkit, lytis yra visiškai nesvarbu ir žodžiu, koks skirtumas, kokios tu lyties tu sieki keisti ir dėl to tu čia esi. Ir tada aš jų klausiau, kaip jūs manot? Kaip čia taip nutiko? Tai tik 3 moteris, tai moterim aplinkosauga nerūpi? Ar jos, gal jos tiesiog durnos? Jų nėra, jūs suprantate, 140 vyrų ir 3 moteris. Tai kas nutiko pakeliui į šitą kopą vadinamai, ar ne? Jeigu laukas šiaip jau yra žmonių susirūpinusių aplinkosauga, turbūt rastume daugiau moterišką pusę. Kas nutinka? Panelistai, sprendimų priėmėjai, didžiosios pasaulio konferencijos. Ir ten tie sprendimai kažkaip priimami tų kitų, žinai, aš dar čia pereičiau į kas kuria mūsų pasaulio viziją šiandien. Aš lietuvoj gal pastebėjau tokias, gal kiek atskiras sritis, kad yra miškininkystė, miškų apsauga labiausiai per tai einanti gamtosauga ir ten iš tikrųjų, pavyzdžiui, turiu pati namuose knygą, kur taip nustebau, kad viršelio gale kompanija autorių, kurie ir vien tik vyrai. Ir tada klimato aktyvizme, kur yra labiau kabinama būtent ta socialinė prizmė, nelygybė ir kartu lygybės siekis, tada iš tikrųjų gal daugiau yra moterų arba apskritai taip vadinamų queer žmonių, kurie apskritai nededa savęs į kažkokią specifinę labai spintelę, kad parašė specifiškai vienoks ar kitoks.
Ir labai džiaugiuosi, kad šitą klausimą ištraukėm, manau, jau jį iškapstėm ir galime įdėti toliau. Rita, bandysi? Tiesiog einame kelias Gerai. Oi, koks smulkus šriftas. Ar Seimo nariai supranta, kas yra socialinis teisingumas? Yra toks principas nepalikti ne vieno už borto. Iš jūsų asmeninės patirties, ar to principo vadovaujasi Seimo nariai, kai priima įstatymus? Čia antrą klausimą tikriausiai sustoju ties pirmu. Morgana, man atrodo, čia gerai. Ar žino, kas yra socialinis teisingumas? Na, žinai, tie Seimo nariai, jeigu mes žiūrime mūsų Seimą, tai labai tokia plati savoka. Seimo narė kažkada buvo Morgana, Seimo narys kažkada buvo Gražulis, Seimo narys yra Žemaitaitis. Tarp šitų Seimo narių ir diskusijos, ką jie supranta ir ko jie nesupranta, yra didelis atotrūkis. Nors kita vertus, aš manau, kad jeigu mes kalbam apie supratimą, tai tą supratimą tai turi. Nebūtinai tai yra vertybė ir nebūtinai norisi tą atstovauti. O atstovauti gali norėtis visai kitus dalykus, populiarius dalykus. Rinkėjo dalykus. Nu, ten daug yra visokių niuansų. Tai aš manau, kad viską jie supranta. Bet tai kad supranta, tai čia nebūtinai reiškia, kad taip ir elgiasi. Taip. Jo, aš tai iš savo patirties su santykio su politikais iš kitos barikadų pusės, tai jo, man atrodo, tam tikri Seimo nariai tam tikrą kažkokią temą atstovauja ar kažkurį interesą, tai vieni tą labiau išryškina, kiti mažiau. Aš sakyčiau, tie politikai Seimo nariai, kurie veikia aplinkosaugos srityje, tai aš manyčiau, bent jau man yra daug kartų tekę girdėti apie interesų derinimą ir suinteresuotų pusių ir kaip čia, kur čia paskirstyti ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, bent jau tie Seimo nariai, kurie aplinkosaugą domisi ar veikia toj srity, tai turi tą. Bet Rita, aplinkosauga yra nišinis dalykas. Ta prasme, kad tu esi su savo tema, net tu šiuo atveju net su profesija, tokioj mažoj kišenytei, tokios pasaulio vizijos, kuri yra priskiriama vaikams ir boboms. Dabar kodėl aš iškart pasakysiu? Todėl, kad kai tu galvoji, žinai, kas kuria šiandien mūsų pasaulį, kieno vizijoje mes gyvenam? Nu, va, Trumpą paimk, ne? Jis yra galingiausios valstybės vadovas šiuo metu, jis kuria savo pasaulio viziją. Jam yra 78. Netanjahu, nežinau, jeigu tu šiaip paimsi, va, sustatysi tuos žmonės šalia, tai bus net ne vyras, tai bus diedas su švarku, žinai, ir tokio vyresnio amžiaus, tokio stipriai riebiai, ir jų pasaulėžiūra. Tu esi ateities žmogus, kuris, nežinau, tikėtina, kai mūsų gal pasaulyje kas nors, kur, jeigu pasiseks, tai kai mums bus 80. Bet dabar jie turi savo pasaulio viziją ir ją kūrė. O mes esam tą mažytę kišenytę, leftistų, vaikų, jaunimėlio, bobų nesenos čia, kiek jau čia, beveik 100 metų gavo teisę balsuoti, reiškės ir kažko reikalauja, ar ne? Tai, mes tokia niša. Mes atstovaujam savo dalykus, bet vis dėlto ta didžioji pasaulėžiūra ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio. Ir rinkėjo dėja yra, šita. Ir gamta tą įrodo. Mes matom tą pasiekmes. Įrodom. Taip, tikrai matom pasiekmes gamtai, bet ir kartu mūsų reikia ir mūsų to balso reikia, kad to balso būtų daugiau. Ypatingai mokyklose, kur užauga tie diedai ir bobos, ne? Žiūrim toliau, kas mūsų laukia. Kodėl klimato krizė dažnai laikoma aplinkos, o ne teisingumo klausimu? Rita. Labai paprasta, man atrodo, nes visos diskusijos prasidėjo nuo mokslo. Mokslininkai prieš daug metų pradėjo kalbėti apie klimato kaitą ir pirmiausia kalbėjo apie tokius terminus kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, ten metanas ir visokios kitokie protingi cheminiai dujų terminai. Tai dėl to ir yra ištakos, kodėl tai yra siejama labiausiai su aplinkosauga. Ir kartu tas poveikis gamtai buvo matomas labai tiesiogiai, bet gal nepakankamai kreipiama dėmesio, o iš kur tas poveikis kyla ir kodėl taip sunku net pamačius šaknis to poveikio
sustabdyti. Taip, ir tą tyrinėja jau dabar mokslininkai ir Lietuvoje, žinau mokslininkių moterų, kurios tyrinėja šitą fenomeną Lietuvoje ir kalba apie tai, kad viso ko šaknis yra socialiniai dalykai. Aš tik galvoju, kad šitos čakros atsivertų visuomeniai, jeigu teismų praktika atsirastų. Realiai trūksta bylų. Jeigu žmonės pradėtų eiti teismus, dėl su klimato dalykai va, tas pats, užterštas vanduo, ne, mes turim Grigėjo bylą. Ir ta ten tęsiasi, nežinia, kiek metų ir be pabaigos kažkokia yra, ne? Toks atrodo milžiniškas dalykas, nu jau visų pamatytas, visų išgirstas ir ta byla kažkokia ten braškanti, ar ne? Bet realiai... Prekės vis dar yra mūsų parduotuvė lentynose. Bet realiai šitas bylas tai turėtų kelti visi. Nu, ta prasme, jeigu arba kai atsiras bylų kelimo precedentas, nežinau, ūkininkai kels bylas dėl to, kad, nežinau, klimato nelaimės sugadino derlių, piliečiai kels bylas ten dėl vandens, oro ir taršos ir kitų dalykų ir šitas atstovavimas darysis tikrai eis per teismų praktiką, tada čakra atsidarys, kad čia neteisingai yra, čia yra ir teisingumo klausimas, nes dabar čia, kaip aš sakau, toje kišenėje apie idealaus pasaulio viziją, gamtos apsaugą, kažkokį softą, nu taip tokį bent jau pozicionuojamą, kažkokį nice to have dėžutę, kur šitas spręsim, kai jau visus tikrus dalykus, kai tu ateisi į teismą, šitas pateks į tikrų dalykų dėžutę, nes sukels daug nepatogumų, kažkam sukels baudas ir kers per kišenę, kažkam per verslą. Ir čia bus vyrų spręstinas rimtas reikalas. Ir kalbant apie tą teisingumą ar teismus kartu, reikia pasiekti, kad ir trūksta tų klimato ir aplinkosaugos problematiką išmanančių teisininkų. Ir visgi norisi paminėti labai retą, labai išskirtinį atvejį, bet Šveicarijos senjorės močiutės iškėlė bylą ir laimėjo, kad Šveicarijos vyriausybė nededa pakankamų pastangų kovoti su klimato krize, arba kad jos jau tai jaučia, kad jas tai jau paveikia, ar kad jos nori geresnio rytojaus, sakykime, savo anūkams. Ir tai buvo toksai sėkmės pavyzdys, bet taip iš tikrųjų tai kol kas tik tais pavienis atvejis ir reikia tos aktyvios, drąsios visuomenės, kuri... Nu tai aš šitą bobutę būsiu, kviečiu jungtis, kai būsim bobutės. Už kažką paduot reikia vyriausybei teismą, nes mes dėl Punios Šilo buvom aplinkos ministerijos. Padavęs valstybės į teismą. Keliau toliau. Dažniausiai klimato krizė suprantama per anglies dioksido emisijų prizmę. Tačiau yra ir labai svarbus, bet deja mažiau žinomas poveikio gamtai aspektas. Kažkas gal yra girdėjęs tą, tarkim, terminą biologinė įvairovė, bet dėl vienokių ar kitokių priežasčių nesuvokia savęs kaip gamtos dalies ir šį kartą apklausim Morganos pirmos. O kodėl mes nesuvokiam savęs kaip gamtos dalies? Tai nesuvokiam, aš nežinau, kodėl samprotauti nenoriu, bet kad nesuvokiam tai faktas ir toliau nesuvoksim vis labiau. Tai mes mano karta gal dar suvokė, iš kur ateina produktai į parduotuvę. Ir dar tą karvę vaikystėje matė ir gal net melžė ir su močiutė ten šitą sviestamušiau su ta tokia, ten, žodžiu, įrengimu sviestamušę, bet mano vaikas jau šito nebematys. Tai mes labai tolstam. Kuo daugiau civilizacijos, technologijų, infrastruktūrų, mes iš viso, tikrai mūsų sąmonė negrįš atgal. Tai man atrodo svarbiau nesamprotaut, kodėl šitai įvyko, o ką dabar su tuo darom? Tiksliau, kaip dabar gyventi toliau, kad mes vis tiek šitai įsisavintume. Ir aš gal čia taip klišiškai nuskambėsiu, bet čia išsilavinimo reikalas. Vis tiek tai yra švietimas, yra pagrindas. Kad tu suvoktum dalykus, nesvarbu, ar apie kosmosą, ar apie tai, kad tu esi ten visatos dalis, ar apie gamtos dalis, ar ten močiutė su to sviestu, kaip ten viskas atsiranda, ne, kad dalyvauji šitam procese yra įsisąmoninimo dalykas, kurį turi mokyti.
Ir jeigu kol visuomenė yra iš principo buka, arba mes švietimo savo nesam pakėlę, nepavyksta jo pakelt, tol mes susiduriam su daugybė dalykų. Ne? Ir aplinkosaugos, nes kad tikrai sutikau žmonių, atrodo ten ir labai dvasingų ir visa kita, ir jie ten turi kokias nors, tai bet čia gamta, ji prisitaiko, išnyksta vieni paukščiukai, atsiranda kiti paukščiukai, ir tu klausai, ką? Žinai, kur ten kas atsiranda? Jis turi, jis taip sugalvojo tas žmogus. Jis neturi laiko gilinti savo kasdieniniam gyvenime, nes mes visi gyvenam, žinai, Rita gyvena paukščiukais. Bet tūkstančiai milijonai žmonių nieko apie tas paukščiukus nežino ir jie niekada neras tam laiko. Kaip neras kurčiųjų problemom, kaip neras žmonių su priklausomybė problemom, kaip neras kitiem. Tai kaip dabar mes, žinai, su tuo dirbam, kaip mes šviečiam ir kaip mes nuo pat pradžių įdėgiam tą suvokimą. Taip, ir tą kažkaip mokytoja pasidalinsiu, kad iš tikrųjų vis gerėja tos švietimo programos ir aš užakcentavau savo pačios mokiniams, kad klimatas staigiai keičiasi ir parodžiau jiems tai, kad šiaip staigus klimato pokyčiai buvo lydimi masinių išnykimų ir pabaigai dar noriu paklausti Ritos, ką mes galėtumėm padaryti, kad matytumėm labiau save kaip gamtos dalį. Man atrodo, kad mums reikėtų išsaugoti tam būtinai miškingą žalias erdves šalia gyvenamųjų vietų, kad mes neturėtumėm tą gamtą šalia, kad neužsidarytumėm cemento džiunglėse. O kaip jūs tai matot? Aš matau truputį sąsają tarp ko Morgana sakė ir atsakant į klausimą. Manau, kad tiesiog reikia būti daugiau gamtoj. Čia yra labai paprastas atsakymas ir tos priežastys yra dėl to, kad vaikas nebūna gamtoj. Mums reikia išsipurvinti, praeit pro balas, smukti ten kur nors, pažiūrėti, kaip ar varnėnai sugrįžo ar ne. Tiesiog laikas gamtoj čia yra esminė priežastis ir mes dėl to ir esminė auditorija, komunikacijos terminais, žmonės, su kuriais reikia dirbti, yra vaikai iki paauglystės, kurie dar yra atviri, jiems įdomu, ten pakrapštyti su pagaliu ir pažiūrėti. Nes su kitais jau prarastas reikalas. Tai iš principo tai... Sunkiau dar įmanoma, bet tai labai svarbu tas reikšmingas momentas. Bet aš dar irgi, kalbant apie miškus ir medžius, taip, lietuvis turi ypatingą santykį su mišku, medžiu ir tą reikia puoselėti ir apsikabinti medį ir taip toliau. Bet man vis labiau Lietuvoje noris kalbėti ne tik apie miškus, ne tik apie medžius, apie pelkes, apie pievas, kurios Lietuvoje dar labiau nyksta negu miškai. Iki pelkės dar nuvažiuoti reikėtų. Nebūtinai Vilniuje mes irgi turim pelkę, kur galima įsmukti ir pažiūrėti. Reikia tik žinot, kurios yra. Tai ką? Keliaukim, praleisti laiko turiningo gamtoje ir ypatingai pelkėse ir gal ir kokiam pelkių fondo renginyje apsilankom. Gerai. Ačiū Jums labai.